Ryžtas bendrauti ir užmėgsti absoliučiai tobulą ryšį. Stengdamėsi su visais žmonėmis užmėgsti tobulą ryšį, mes sugebame jas labiau suprasti. Supratę aplinkinius, labiau suprantame ir save. Tik užmėsgę tobulą ryšį mes išties tobulai galime padėti vienas kitam. Tik tobulas ryšys pašalina visus bendravimo ir visų resursų mainų trikdžius, tame tarpe ir intelektualinis. Tobulas ryšys atveria visus lobius, kur bebūtumėte, ar tai būtų jūsų darbo, įmonė, hobio būrelis, komanda, kolektyvas ir taip toliau. Kiek tingėjimo ir baimės yra jums kalbantis su kitu žmogumi? Su draugu, odontologu, kirpėja, automechaniku, partneriu, kolega? Ar esate patenkintas visais savo ryšiais su šiais žmonėmis? Ar kiekvienas naujas pokalbis padeda jums užmėgsti visiškai tobulą ryšį su pašnekovu? Kam to reikia? Galbūt paklausite, kam to reikia, o tuomet aš paklausiu, kokia yra gyvenimo prasmė. Kas dar prasminga į ne tai? Nusipirkti naują automobilį? Spėkite dar kartą. Ką jūs su juo veiksite, jei nemokėsite bendrauti? Važinėsite, kad sukelti pavydo žvilgsnius, ar tenkinsite savo vidinį pasitenkinimo poreikį, kuris veikiausiai ir kilo iš nemokėjimo užmėgsti visiškai tobulą ryšio. Sakoma, kad dauguma dalykų mūsų gyvenime, virš 95% susiję su santykiais. Santykiai esti visur. Pirmiausia su savimi pačiu, tuomet su artimaisiais, su kitais žmonėmis, su daiktais, su pinigais, su sportu, muzika ir taip toliau. Bet šį kartą pakalbėkime apie pačius svarbiausius santykius. Santykius su kitais žmonėmis. Jei santykių tema sudaro didžiąją dalį gyvenimo, o iš jų patys svarbiausi santykiai su žmonėmis, tai reiškia, kad čia turime skirti itin didelį dėmesį. Pradėkime. Kaip užmezgate naujus ryšius? Ar turite ryžto užmėgsti juos tokius, kurie būtų kiek įmanoma nuoširdesni, gilesni, artimesni? O gal bijote, vengiate ar atidėliojate? Ar tiesiog paklausite, kaip sekasi ir nueinate? Gal tuomet geriau net nesveikinti, į santykiai tik tokie? Paviršutiniškumas sukuria iliuziją, kad viskas gerai, kad kažkoks santykis egzistuoja. Jūs nieko nežinote apie tą žmogų, kurio galite paklausti, kaip sekasi, ir sekančio klausimo jau nesugalvojate, tačiau turite visas galimybės jį sugalvoti. Tam tai reikia ryžto, kuris kyla iš noro užmėgsti tobulus santykius su bet kokiu žmogumi, kurį sutinkate. Tik tiek, tiesiog noro. Jūs turite būti pirmas visur, jei norite būti savo gyvenimo kūrėjas. Galbūt paklausite, kodėl turėtumėte būti pirmas, kuris taip elgiasi. Ogi todėl, kad ne tik šioje srityje, bet ir visose privalote būti pavyzdžiu kitiems, jei jums jie bent kiek rūpi. O aš tikiu, kad rūpi, kitaip neskaitytumėte šio straipsnio. O kodėl būtent jūs turite pradėti pirmas? Todėl, kad tas, kuris nori tikrai valdyti savo gyvenimą, pažinti save ir tikrai gyventi, visada pradeda pirmas. Tas, kuris atidėlioja, ilgai nebus priverstas sekti kitų pėdomis ir jų klausyti. O galbūt taip nesinorės, tačiau kito varianto jau nebebus. Be kitų nebūtų ir jūsų. Mes turime atsilyginti. Turime gyventi kaip vienas organizmas, tik tuomet jausimės tikrai laimingi. Tačiau norėdami gyventi kaip vienas organizmas, mes turime turėti maksimaliai atvirus, nuoširdžius, tikrus, gilius santykius. O tokius santykius sukurti yra didžiulis menas ir mokslas kartu. Nuo ko pradėti? Pradėti nuo nuolatinio ryžto užmėgsti kuo atviresnius ir nuoširdesnius santykius. Tai galime daryti per gilesnius, atviresnius, prasmingesnius ir vertingesnius klausimus, kuriuos užduosime savo pašnekovui. Sugalvokime kuo daugiau gilesnių ir įdomesnių klausimų, kuriais papildysime ar pakeisime standartinį kaip sekasi. Čia kaip su maistu, juk nenorite kas ryt visą gyvenimą valgyti to pačio. O kodėl klausimai turi būti tokie patys? Juk tai, ko klausti įpratę, gal jums visai nebeįdomu? Gal ir kitam jau nebeįdomu atsakinėti tos pačius klausimus? Koks ryšys gali megztis tada? Labai vidutinis, silpnas, priverstinis. Klausimai ir energija turi būti nuoširdi ir ryžtinga. Pirmiau nuoširdi, o vėliau ryžtinga. Įdomesnių klausimų tikslas – sužinoti, suartėti, įkvėpti, paskatinti, pakelti nuotaiką, patarti ir taip toliau. Net jei neturite laiko, galite pasakyti kažką, kas pakeis žmogaus nuotaiką. O tai labai svarbu mums visiems, nes optimizmas kūrė, o negatyvas griauna ir rūksta. Juk mes labiausiai reaguojame kitų žmonių pastabas. Mūsų pačių mintis gali keistis, mes galime jomis abejoti, jas pamiršti. Bet daug sudėtingiau pamiršti tai, kas pasakyta ir dar asmeniškai jums nuo kito žmogaus. Tai įstringa, tai verčia susimastyti,
tai pakeičia mūsų nuotaiką ir tai net kuria daugelį žmonių gyvenimą. O kas svarbiausia? Daugelis žmonių savo vaizdą susikuria ar patikslina pagal tai, kokį atsaką gauna iš aplinkos. O kas svarbiausia, daugelis žmonių savo vaizdą susikuria ar patikslina pagal tai, kokį atsaką gauna iš aplinkos. Taigi, jei rasite tikslių žodžių apibūdinti gerasias žmogaus savybės, jūs pakelsite jo pasitikėjimą, ko pasėkoje padidės ryžtas gyventi, o tai leis gyventi laisviau, taigi laimingiau. Žmogus, kuris gaudosi psichologiniuose dalykuose ir yra bent kiek įvaldęs savistabą, gali matyti nuotaiką kitose. Tačiau vien matyti neužtenka, mes ją galime pakeisti į teigiamą ir tokią, kurios siekia kiekvienas gyvas kūrinys – džiaugsmo ir laimė. Mainų dėsnis – kaip šauksi, taip atsilieps. Ką sėsi, tą ir pjausi. Davę to kitiems, gausime patys dar daugiau. Jūs daug daugiau nori įsileis įvairūs kolektyvai, komandos, bendruomenės, įmonės. Su jumis norės bendrauti žmonės, nes jaus, kad jie jums svarbus. O santykiuose tai svarbiausia. Juk niekas nenori bendrauti su savanaudžiais, kurie tik plepa apie savo problemas, nori tik kalbėti, nenori klausytis, nors tai, ką jie kalba, jau senai žinote, ar jums visiškai neaktualu. Tačiau visi nori kalbėti su tais, kurie moka tas problemas išspręsti, yra dėmesingi pašnekovai ir nekalba, kas jiems nesvarbu, neverčia klausytis per prievartą, moka pakelti nuotaiką, moka pagerinti gyvenimą. Yra labai daug metodų, kaip galime stiprinti ir gerinti ryšius su kitais, tačiau svarbiausia suvokti, kaip tai yra svarbu. Būtent tai ir bandžiau perteikti. Svarbiausia yra suvokti tai ir gimus norui šitaip elgtis pastoviai, praktikuotis įvairius būdus, užmegzti vis tobulesnius, artimesnius, gilesnius, kilnesnius santykius su žmonėmis. Kuo daugiau mes mokomės jausti ten, kur esame, tuo geriau galime atlikti savo funkciją ten. Jei aplinka mus atmeta, mes jos galime netobulinti. Jei aplinka mus atmeta, mes jos negalime tobulinti. Sunku joje dirbti, nes ji mums priešinasi, neįsileidžia, atstuma. Tai itin svarbu įvairiose kolektyvuose, komandose ir bet kur tenka bendrauti su kitais. Kuo didesnės pastangas skiriame sukurti harmoniją ir tvirtiems santykiams, tuo labiau tai mums praverčia, norint atlikti bet kokį veiksmą toje aplinkoje. Ši aplinka gali būti net ir miestas, valstybė, gyvenamasis rajonas, namo bendrija, darbovietė, būrelis ir taip toliau.